Naujas draugas. Vieną gražų rytą Riukas atsibudo, tolumoje išgirdęs kažkokį keistą garsą. Įdomu, kas tai galėtų būti, nustebo jis. Kaip tik tą akimirką pro Riuko langą prašvilpė Mikė Pūkuotukas, Tigras ir Paršelis. Kur jūs visi bėgat, sušuko jiems Riukas. Mes bėgam pas triušį, miške kiek girdėti, kad kažkoks keistas garsas, sumikčiojo Paršelis. Riukas irgi nubėgo kartu, visi buvo labai išsigandę ir nusprendė, kad šitą triukšmą turbūt kelia rambliai. Tada Riukas pastebėjo ramblio pėdsaką ir visi iškart nusprendė surengti ramblių medžioklę, tik be Riuko. To dar per mažas, paaiškino jam triušis. Tada Riukas nutarė medžioti vienui vienas ir visiems įrodyti, kad yra jau pakankamai didelis, kad pats sugautų pavojingą ir baisų ramblį. Riukas drąsiai įžengė į nepažįstamą mišką. Eidamas ramblio pėdsakais greitai priėjo mažą draugišką būtybę vardu Rambliukas. Riukas iškart suprato, kad Rambliukas visai nepavojingas. Eime, supažindinsiu tave su visais, pakvietė jį Riukas ir nuvedė mažąjį Rambliuką pas savo draugus į 100-mylę girią. Bet jiems atėjus 100-mylėje girioje nieko nebuvo, visi dar medžiojo. Rambliukas buvo labai alkanas, todėl pats ėmė vaišintis. Kai visi grįžo, pamatė, kokią netvarką buvo padaręs Rambliukas. Varge, rambliai ne tik labai baisus, bet dar ir labai netvarkingi, tarė Tigras. O mažasis Riukas tuo metu pateko į bėdą. Jis užkliuvo už medžio šaknies ir įgriuvo į duobę, pilną senų lapų ir šakų. Rambliukas garsiai sutrimitavo savo straubliu. Trututų. Rambliuko mamytė išgirdo pavojaus signalą ir atbėgo. Ir išgelbėjo mažąjį Riuką. Visi labai apsidžiaugė, pamatė, kad Riukas išgelbėtas ir kad rambliai, kaip paaiškėjo, visai nebaisus. Tiesą sakant, kaip tik atvirkščiai.